Žodžiu, chebra, dabar aš esu Gruzijoj. Šiaip, aš turėjau kažkokį tai planą, ta prasme, dėl tų pačių projektų filmavimo. Ir aš buvau išrinkęs vieną vietą filmavimų, kur tipo, aš to čia prasmuksiu. Bet atsirado dar viena vieta, kur aš planuoju užeit ir, blėt, pizdė, šita vieta yra granai šalia viešbučio, blėt. Tai yra, va čia. Visą info aš duosiu jums vėliau, bet tai, kad atsirado dar viena vieta granai prie viešbučio, čia yra jau labai geras dalykas, bet aš kalbėjau su namo šeimininku, sakė, jog, nu čia, tipo, negalima eiti, tipo, nes, čia yra saugoma teritorija, bet, blėt, mes vis tiek ten, blėt, nueisim, kevra, blėt, kioptam, blėt, vis tiek ten nueisim, blėt, pateksim, jeigu mes patekom, blėt, į Kauno morgą, blėt, tai Gruzijoje irgi, blėt, pateksim, nakui. Žodžiu, aš dabar varau kol kas, blėt, dar biškius eis pasibūt, kad jie visi užmygtų ir tada aš, kročią, varau jau ten. Nu, žodžiu, nelabai gavosi, kročią, man čia... Toliau, kročią, laukiam, toliau vienu žodžiu laukiam, kol visi nueis miegot, blėt. Ir aš toliau eisiu, kročią, filmuot va čia. Žodžiu, kevra, dabar viskas. Kročią, prasideda mūsų planas chuliganas. Tai todėl aš, kročią, tuo greitai parkau cigaretę ir mes pasižiūrim, nors vien žodžiu pasirodo, aš cigarečių visai nepasiėmiau, tai mes tada tiesiog tada einam tiesiai į tą vietą. Sutapkam, blėt, beje. O, blėt. Eik tu nahui, blėt. What the fuck, nahui. Я кілька. Bet, žodžiu, kas nežinot, Jekilke, man atrodo, čia iš ispanų, ne iš ispanų, iš prancūzų, ar tai iš švedų. Yra, ar čia kažkas yra, tipo, nu žodžiu, iš kažkokios tai kalbos, tai reiškia, ar čia kažkas yra. Jekilkenų. Blet, jūs įsivaizduojat šitai vietai, blet, jūs pasižiūrėkit, na, šitą vietą. Čia įrankiai, blet, padarytas, nahui, praėjimas, tai, blet. Ahujėti. Kaip man reikės lipti atgal, aš hui znait. Kročią, vakar, blet, pasivašiusi. Blet, blet. Kročią, turistas, nahu, atvažiavo, blet. Šiaip, realiai, aš sakau, hevra, tas man... Čia sakau, ne. Kročią, aš buvau paruošęs rytojų vieną vietą. Bet čia atsirado tokia vieta, kur grinai yra šalia, blet, viešbučio, tiesiog kitą pūs kelią. Tai dėl to, nu, palibombų reikėjo čia, blet, užlipti, palibombų, blet. Važiuojam. O, žiūrėkit čia, bet laiptai, blet, nieko jesime. Jekilke? Oi, tu nahu, aš ten, blet, net nelysiu, nahu, jokių čia zakūnė. Ai, beje, tiksliai, hebra, dėl įrangos. Aš visada, blet, stengiausi filmuoti su ahujiena įranga. Bet, nu, čia, nu, tiesiog yra spontaniška kelionė, tai dėl to man tiesiog tenka viską filmuoti su telefonu. Todėl, nu, blet, nepykit, bet, blet, kaip yra, taip yra. Jekilke. Beje, jūs, blet, o. Eik tu, nahu, tai čia palauk, stop. Tai čia dabar prisidės, bet normalius patalpus tipo. What the fuck? Eik tu, nahui. Eik tu, nahui. Blet. Nu ką, blet, gal papiškų, nahui. Ai, blet, pipka nėra. Gaila. Nu, kusnį. Kas čia?
tai kažkiek. Čo za хуйня? Nu jau uždaryta čia yra. Tas kodėl, blėt, tipo? Što, blėt? Blėt, čia kažkas labai konkrečio tai šikvačiųjų, blėt, hui znai. Tasme, kad jūs suprastumėt, tipo, jog, nu, tipo, aš Lietuvoje esu bailys, nahu, tasme, vaikščioju apie tos morgus, tipo, ten kažkur dar kažką, bet kažkodėl tai kitoj šaly, blėt, tipo, aš esu, man pochui yra, tipo, aš tiesiog vaikštau, blėt, tipo, kaip savo, blėt, nežinau, blėt, namuose, na, blėt, aš nežinau, kodėl tas yra, nu, kaip yra, taip yra, blėt, hui znai. Bet šaltus yra hujienos, bet žiūrėkit, jūs yra. Ahuje, geras. Nu, šiaip, blėt, nu, tipo, šiaip nelabai gerai, kad aš čia taip, bet šviečių, karočią, tipo, karočią visą, tipo, blėt, šviesa, tipo, blėt. O, blėt, prašau, nahui. Langas, blėt. O, kai šiaus. A, nu, čia langai, na. Nu, čia langai. Karočią. Jo, blėt. O, blėt, beliukai. Va, beliukai. Ir, blėt, šikniukai, na. Karočią. Sorry, kelios, tiesiog dabar čia, blėt, labai, na, nusišniuku, tipo. Nu ką, nu aš, blėt, atostogauju, tipo. Patys matot, aš čia vaikštau, karočią, su tapkėm, su šortais. Nes, nu, taip, nu, šiaip aš tiesiog nusipirkau, karočią, naujus batus, blėt, Adidasus, tipo, tai man biškai yra gaila, blėt. Juos, karočią, hujarint per tokias vietas. Tai dėl to aš tiesiog nusprendžiau geriau, aš uždėsiu savo tapkės, karočią. Ir tiesiog suspėjus, karočią, tapkės. Va, bet ne Adidasus, blėt. Nes, blėt, Adidasų hujarint negalima. Viso. Blėt. Nu, čia aš, blėt, nelabai noriu eit, nes čia, nu, pizdu praeisiu, blėt, kustingu. Kas čia, blėt? Kas čia, blėt, buvo? Ai, čia šakuščiau, blėt, čia nieko nahu netėra, blėt. Nahu aš čia jau, blėt, aš, blėt, nesuprantu, blėt. Jop, tvoju mat, blėt, projektas apsėstas, nahui. Blėt, pradėjau pizdės, blėt, nuo kažkur tai blėstų ligoninių. Pradėjau nuo, blėt, karočią, nuo kapinių, blėt, pradėjau paskui nuo morgo. Ir, karočią, atsidūriu Gruzijoj, blėt, bibliotekui, nahui. Ahujenai, blėt. Karočią, pizdam, nahui. Atgal. Karočią, nieko čia, blėt, įdomaus, nieko čia, blėt, naujo, nahui. Hui, znai, nežinau, blėt. O, palauk, o mes čia, blėt, net nebuvom. O, kas čia yra? Čia kažkas, blėt. Ai, nu tai jo. Keros stogas, blėt. Čia matyt, karočią, gulėjo knygos, man atrodo. Gerai, varim, karočią, toliau. Šiaip, realiai, man, nu vis tiek, visai yra bailis, kad, tipo, pasitaikė tokia vieta, tipo, nes, nu, žinai, ta prasme, nu, tipo, vis tiek šalia, tasme, mūsų viešbučio, tipo, čia eit negalima, bet mes čia vis tiek užėjom, tipo, pizdam, nahui, mes iš tos vietos, bet tai man. Pizdėl, blėt. Va, hebra, blėt, turim, nahui, šaibų, nahui, jopta. Žodžiu, mums čia gydė daro ekskursiją. Ir va, Juliui pochui. Vienu žodžiu, mes dabar ieškom įėjimo, nes čia viskas yra atverta, o ten, kur galima lengvai patekti, stovi kameros. Va, tai dar šiaip aš nelabai norėčiau ką užtaikyti, tai ant sensorių. Jeigu suveiks sensorių, čia pradės, žodžiu, įsijungs signalkė ir mums bus pizda. Man dar biškai, kas labai džiaugina, tai šitie atladai.
Aš nežinau, čia laidai ir čia kabeliai, bet jie eina iš lauko į apleistą tą teritoriją. Aha, o kaip aš jau paskui perlipsiu? Aš jeigu čia užlipsiu, aš paskui atgal neišlysiu. Karočią. Nes jeigu aš čia realiai užšokčiau, čia įmanoma būtų užšokti pro šitą pusę. O, atvažiavo policija. Žodžiu, tai būtų ne kažką. Nes aš vėliau tiesiog neišlipsiu iš čia. Atgal. Pizdėjas, blėt. To gal kaip nors užeisim. Mūsų security. Jisai vienu žodžiu saugo, kad nevažiuotų policija, blėt. Vienu žodžiu nelabai čia gausim užlip, nes labai tasme biškai yra rizikinga, tai mes dabar važiuosim jau į kitą vietą ir surasim galbūt ten jau įėjimų. Atvažiavom, rubai. Varysim vaikščiot va ten. Vienu žodžiu, labai ilgai ieškoti nereikėjo, suradom vieną labai įdomų kompleksą, tai yra buvusi sanatorija. Va, prašau. Tai va, įėjimas iš karto įėjimą. Nereikės pro langus laipėt kažkur, blėt. Kaip Kauno morgė, blėt. Karočią, kosmosą, viso, varom. Karočią, karočią pasakė, tipo, jog reikia biškį paskubėt, karočią, nors čia ir galima, tipo, užeit, bet vienu žodžiu, va. Sakė, labai žoskai, tipo, nesirodyt. Jei kilkia? Blėt, pasirodė, kad nestovi kažkas. Oho. Rūsys. Antras aukštas. Ir va, turim. Nu jo. O, vaiduoklis atėjo. Sup. Žinok, aš galvoju rūsį gal geriau nelyst, nes... jo net nėra. Nėra kaip ten? Jo. Atsargiai. Į antrą aukštą šiaip galima būtų bandyti lipt. Žodžiu, draugai, taip buvo sanatorija, mes... Oik tu nahui, Blet, ant šuo nahui, kaip aš peršikau, blet. Pizdėt. Bobikai, blet, ką tu čia darai? Dieve, jisai pats įsigando. Jo, kebra, Gruzijoje yra labai daug, žodžiu, šuniukų, kurie gyvena lauke. Tai va, tai, šiaip reikėjo to tikėtis. Karočią, jo, tai va. Taigi, šitoj vietoj yra labai daug, tasme šitą miestelį, kur mes esame, yra labai daug apleistų sanatorijų. Ir iš tas sanatorijos be atvažiuodavo netgi pats Stalinas, jisai labai jas mėgdavo. Va, to apleistos jos buvo dėl to, nes ne tai, kad bankrutavo, bet tiesiog užsidarė. Ir vėliau čia pradėjo suvažinėti žmonės, kurie neturėjo, vienu žodžiu, vos ne benamius. Va, ir jie gyveno tokiuose sąlygose, jog jie neturėjo nei vandens, nei elektros, vienu žodžiu, nieko neturėjo. Tai jie čia darydavo laužus, laužydavo baldus ir iš jų darydavo, vienu žodžiu, laužus. Tai va, tai ir vėliau dėl to čia taip ir tapo, va, taip kaip jūs ir matote dabar. Karočią. Ta prasme, čia šita vieta nėra tokia, kad tipo, čia vaidentųsi kažkas. Tipo. Ne, aišku, mirčių čia tikrai būdavo, 100%. Va, bet, prasme, kažkokių tai baisių legendų tipo nėra, tai yra tiesiog labai didelis apleistas sanatorijos kompleksas. Tai va, dar šiaip reikėtų būti fainai antrą aukštą nueit, bet čia jau matau, mes lipsim tuo per balas kažkokias, tai blėdė. Einam. Karočią, tai va. Jo, tai šiaip apeit visą teritoriją tikrai mes neįsim, nes... Kas ten? Bet atrodo kaip žmogus tai atsistovintis. Bet ten plytelis, viskas okei. Tai va, neįsim, nes, čia fiziškai yra tiesiog, mes neturim tiek daug laiko. Tai mes tiesiog šiek tiek praeisim po kažkokias, tai nežinau, mažus kambariukus, po
kažkokias tai, nežinau, koridoriukus ir taip toliau, bet į antrą aukštą mes irgi nelipsim, nes, nu, pastatas yra sugriuvęs, kaip mato, tai būtų labai baisu įkrist. Nu, nieko, žodžiu, draudimą turim. O, čia kažkas miega. Tai vat, atrodo, iš išorės viskas jau yra apaugę. Vat, matote, aš sakau, kodėl didelis kompleksas, nes, žiūrėkit, tas man kameros labai blogai matosi, bet jisai šitas kitas pastatas yra labai toli. Tai va, tai daryti iš tikrųjų tai būtų, manau, na, biškai galbūt problematiška, nes, sakau, vėlgi kažkada, tai čia buvo labai gražu. Dabar tai jau kaip matot, kaip yra. Žodžiu, viskas, hebra, ruošimės važiuoti į kitą vietą, nuvarom į dar vieną vietą arba į dar porą vietų ir varom balevočiam. Šiandien gersim čiačią, nes mes esam Gruzijoj. Žodžiu, atvažiavam į kitą lokaciją, dabar varom aptarinėt biškį ir aš jums pasakysiu, tai ką aš dabar matau, tai yra wow. Pasirodo, šito vietoje daro vestuvės, jebra. Gruzinai atvažiuoja ir švenčia čia vestuvės. Einu, galčiau žiūrėti. Nu, žiūrim. Na, manau, čia vandalų tai tikrai neturėtų būti. Wow! Wow, kaip čia gražu. Bet, ble, čia, žinokite, biški striomnai kažkaip. Čia biški kažkaip striomnovato. Kažkaip garsai, ble, kas čia, žodžiu. Jo, galvoju, čia pentagramą, ble. Jo, nu čia, žinokit, jau biški striomnovata hebra. Čia, manau, aš šią naktį jau biški striomno man čia būtų eit. Gerai, dar čia nusileisim, pažiūrėsim. Kas čia gero yra? Здесь кто-нибудь есть? Tyluma. Tiesiog tyluma. Kračia, jam. Tikiuosi, čia nebus jokių šuniukų. Vienu žodžiu, jam. Ne, žinai, šitą vietą jau tokia biški, nežinau, kažkaip, man atrodo, biški baisesnė negu ta buvo, nes čia visokių yra rūsių, kaip patys matot, visokių praėjimų, tokių tamsesnių. A, čia jau labai daug šiukšlių. Nu čia viskas yra. Ai, beje, hebra, iš karto avansų nepasakiau. Jog iš karto norėjau atsiprašyti dėl vaizdo kokybės, nes gavus taip, žodžiu, jo kamerų aš negavau ir teko viską filmuoti su telefonu. Tai, nu, vis tiek, kažkokia kokybė bus, bet nebus tokia, kaip buvo pratose serijose. Tai vienu žodžiu, jo. Gerai, varom atgal. Opa, 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 opa. O kas čia? O, dieve, čia galim maudytis. O, kažkur įsivedė Mercedesas, AMG. Gerai, varom dabar, žodžiu, laiptis į aukštyn. Ir žiūrėsim, kas yra gero ten. Va, hebra, žiūrėkit, antras aukštas, labai gražu. Labai gražus, labai simpatiškas. Žiūrėkit, kokio dydžio langai. Labai trūksta plasmasinių langų. O, geras. Man atrodo, ant šitos kėdės čia ir veda tas vestuvės. Eik tu savo. Kaip čia gražu. Kosmosas. Aha. Офигенный. O, kačiukas prabėgo. Geras. Nu, nereikia tas mes stebėtis, nes čia tai yra tokia vieta, jog, kaip ir sakiau, labai daug benamių šunų. Šiaip kačių, aš jums pasakysiu, beveik čia net nėra. Nu, tas mes, kurie gyventų lauke. Vat, yra labai daug šunų. Istorija kokia, nes užsidarė vienu žodžiu prieglaudą Gruzijai.
Ne, ten ne kačiukas, ar kačiukas, ar kus ten prabėgo, what the fuck. Tai va, vien žodžiu, užsidarė prieglauda labai didelė Gruzijoje, tasme Kutaisė, kur mes dabar esam. Ir visus tuos šuniukus, vienu žodžiu, tiesiog į lauką. Va, nu ką, jie tiesiog pradėjo veistis, va, ir per tiek daug metų įsiveisė ant tiek, jog dabar vienam žmogui priklauso, žodžiu, 3 šunys. Tai va, tiek čia yra tų benamių gyvūnėlių, kurių yra labai gaila. Vat, nu, bet nieko nepadarysi, kaip yra, taip yra iš tikrųjų. Tai vat. Nu, kas čia dar gero? O, prašau. Sup? Ja, bet čia kompleksas, žinokit, irgi nerealaus dydžio. Tiesiog nerealaus dydžio. Žodžiu, aš jau norėjau iš čia važiuoti, bet mane Hebra paėmė ant principo, tipo, kad aš, karoči, bijau nueiti į kitą korpusą, blėt, vienas. Ta prasme, aš bijau, aš nieko nebijau. Aš buvau ir morgėje apleistam. Aš buvau, blėt, ir kapinėse naktį, blėt. Aš ir buvau prie to ligoniniai. Ten, kur yra įėjimas tik pro Rusiją. Tai va, ir tipo, jie sako, tipo, kad aš va ten, kur aš bijau nueiti. Blėt. Ir jūs nežinot Dariūnės, jokto. Yra, einam, ten pasivaikščiosim, pažiūrėsim, kas gero. Yra. Va, blėt, stovi. Bet šiaip žiūrėkit, šitas irgi labai gražios arkos beje. Yra. Kas čia? Čia galima karosus gaudyti. Ja. Karačiai, gerai, einam. Dar čia nueisime antrą aukštą. Nu, čia labai tuščia. Ja, čia vat yra, viskas jau yra sugriuvę, apgriuvę. Tai nieko įspūdingo. Va, prašau. Nu, tiesiog tuščias patalpas, taip ir tiek. O, tu, blėt, dar ten kažkas yra. Ai, karačnais. Blėt, nu vėl principas nuvaime, jok, filmuoj. Gerai. Važiuokit, dar čia kažkas yra irgi apleista, matot? O. Žodžiu, čia yra kaip vos neatrodo kaip visas apleistas miestas tiesiog. Bet, nu, taip ir buvo. Čia tiesiog griuvėsiai guli. Žodžiu, nieko įspūdingo. Tai vat. Tai vat, einu aš karočią atgal, nes nieko Dariūnės imtam principą. Dariūnė, blėt, žino, ką jis daro. Karočią, tai vat, gerai, visam varam atgal. Ai, mes čia nepraeisim. Šiandien, užtelta. Lipsim vėl pro langą, kaip vagiai. Dar vienas atvažiavo. Bet šito tokia biškiai naujesnė, aš pasakysiu. Labiau gal prižiūrėta netgi. Duris bent yra. Čia ne sanatorija, o traukinių stotis. Ai, čia traukinių stotis. Ai, blėt, kažtėl galvoju, kas sanatorija. Okei. Nu. Ne, nu, bet žiūrėk, čia su stiklais, čia dar viskas dar yra įstatyta. Atnaujino. Žodžiu, valdžia nėra kur dėti pinigus, tai stato langus į apleistas vietas. Na ja, nu tai aišku, kad čia. Ai, bet čia tikriausiai buvo kabinetai kažkokie tai. Ja. Tai čia buvo išėjimas į miestą jau, pro šitas duris. Aš taip suprantu. Sulikai. O, geras bedrai, kokie. Eina, na. O, tu, blėt. Nes visi nakvyklos gulukos, kad laidus išėjai. Aha. Nu čia belė kaip vienu žodžiu, viską padarė. O, kuprinė gulė kažkokia tai. Yra pinigų. Nėra pinigų.
Va, stovi. Karočią, čia dar ir daiktų yra pilna visokių, bonkių, gruziniškų alaus. Ko čia dar gero įdomu yra? Blem, reikės vėliau paklausti, kada užsidarė. Nes jo, kaip ir sako, čia buvo kažkada tai traukinių stotis pasirodo. Aš galvoju, kad čia sanatorija. Ir sakėme, šiandien važinėsim per sanatorijas. Va, tai todėl sorry, hebra, aš jūs apgavau. Čia ne sanatorija. Čia yra traukinių stotis. Bet šiaip, realiai sąlyginai pagalvojus, ne, tai šitos patalpos dar yra, dar nėra tokios labai baisiai, ta prasme, apleistos, nes, tai reiškia, aš jau įstargau prieš kelis metus, gal prieš 5 metus, gal prieš 10 metų, žodžiu, reikės paklausti, nes, kaip patys matote, ten dar ir tie, kurio čia buvo langai, vis dar įstatyti, aišku, viena vietoje buvo tik išdaužtas langas, bet sąlyginai dar, žiūrėkit, vis tiek, su durim vieta, kas yra labai keista. Šita vieta nėra saugoma, tai kaip čia dar netvarė vandalai ir nieko neišniekino, aš čia nežinau. Tai vienu žodžiu. Varom dabar į antrą aukštą. Šitas jau baisesnis negu pirmas. Jis jau baisesnis. Čia jau kažkas... O tai čia kokios paskirties patalpas buvo antram aukšte? Pirmam aukšte? Ne, antram. Antram čia buvo išėjimas į peroną. Stiklus? Ai, tu kai geras. Aфиgenai. Aфиgenai. Bet pirmam aukšte patalpas buvo gražesnis. Prasme, nebuvo tokios išniekytos kaip čia. O, čia kažkas įsiskyrė. Atėjo čia įsiskirti. Aha. O. Čia savvyžudis vaikšto. Jo. Laukia traukinio. Tau nešalta, Darikai? Kai esi direktoriaus pavaduotojas, visada turi būti viskam pasiruošęs. Tiek kalnuose, tiek restorane, tiek visur. Žiūrėk. Eik, tu savo geras, ble. Žodžiu, kaip sakoma, visada reikia išdžiūnėti į pirmą aukštą. O, dzurka. Kol lipau, blėt, užsipisau. Vienu žodžiu, čia kažkada buvo Gruzijoje bokštas, iš kurio buvo šaudomi priešai. Tasme, iš viršaus buvo šaudomi priešai. Va, tai dabar mes einam į pirmą aukštą. Pasižiūrėk, kas čia yra gero, bet... čia... Nieko čia gero nėra. Gerai. Dievi, kaip čia, ble. Viskas dulkėta. Baisu. Žiūrėkit, čia dar buvo kažkoks tai laiptukai, ble. Geras. Ok, į antrą aukštą palipam. Įdomiausia dalis. Audrius jau čia yra. Va, vaikšto, prašau. Tai nėra... Kažkai baisiai, va tokie mažiau langučiai, bet nematai. Matai, nes iš jų šaudė. Jo, bet ten absoliučiai tiesiog kvadratiniai, bet ne tokie. A ne? Ok. Užšaukna. Trūksta vaizdo. Yra... Į apačią ten pamatysi kaip Jo. Nes jie turėtų būti žemyn, tu matytum iš apačios. Šiaip gali žvaldo nusileidęs į patį pirmą aukštą, tai ten tiesiog tam tuščia, ten tiesiog nieko nėra. Va, dar yra vienas langelis. Va, žodžiu, tai va iš šitų langelių kažkada šaudė priešus. Prašau, geras, kaip čia matosi viskas.
Nu, jum galbūt nesimato, bet man matos. Kas čia? O, prašau. Žarnos. Gerai, varom toliau. Dar vieną aukštą paskutinį tikriausiai. Ačiū, dar yra vienas aukštas paskutinis. What the fuck? Kiek čia tų aukštų yra? O kaip vėliau leistis, aš nežinau. Jau visas purvinas, pizdet. Ai, stop, tai ten net jiems moka lipt, nes ten tiesiog yra, žodžiu, maža skalutė. O čia vat yra visas vaibas. Prašau, hebra, Grūzijos kalnai. Va. Nu, čia dar yra vienas aukštelis. Galima užlipti. Opa, va. Afigenai. Nu, tai žodžiu, taip ir šaudavo. Ne. Čia viskas seno, tai labai, aš tai į sieną kabinau leisdamas žemyn. Taip, yra. Į medieną aš nepasitikiu visiškai. Ai, beveik, gal pasiekti. Хулиганы, литовские хулиганы. Nu ką, viskas, kokiai žodžiu, skrendam mes atgal namo. Gruzija buvo labai faina, labai svetinga šalis, vynas labai buvo skanus. Čiačio irgi, bet aš jos labai daug negėriau, nes aš galėčiau pilti į automobilį savo tą čiačio ir jisai važiuotų. Žodžiu, viskas buvo labai fainai, viskas buvo labai smagu ir, nu ką, grįšim už kelių mėnesių tikriausiai vėl čia.